Sveiki gerbiami televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite kino operatoriaus, režisieriaus ir Panevėžio kino metraštininko Jono Čergelio ir žurnalisto Audriaus Rudžio rengiamą televizijos laidą Panevėžio kino metraštis. Mūsų laidą žiūrėkite ketvirtadieniais 18 val. KTV+ televizijos kanalu. Kaip ir visuomet, televizijos laida Panevėžio kino metraštis skirta praeičiai ir dabarčiai. Tad savo laidose vartome miesto istorijos puslapius. Šiandien mūsų antroji laida Panevėžio kino metraštis ir ją skiriame spalio 27 dieną savo 70-metį švenčiančiam lietuvių teatro ir kino aktoriui Juozo Miltinio mokiniui, šio teatro legendai Algirdui Romualdui Paulavičiui. Algirdas Romualdas Paulavičius gimė 1943 m. spalio 27 dieną Kėdainiuose. 1966 metais, būdamas 23 metų jaunuolis, baigė Miltinio teatro studiją ir pradėjo dirbti Panevėžio dramos teatre. Teatre sukūrė virš 80 vaidmenų. Tarp jų Figaro Beaumarchais Sevilijos kirpėjuje, Juozapą II Šeferio Amadėjuje, Aleksejų Tubiną Bulgakovo Turbinų dienos, Veršininio Čechovo Trijose seseryse ir kitus. Jūsų dėmesiui Algirdas Paulavičius. Galvoju, ar visada mes turime teisėti aktoriai lipti ant to pakilėjimo, ant to paaukštinimo, ant to. Ir jeigu lipam, turim tikrai atiduoti visą save. Atiduoti. Dažnai dėja ne visada gaudami. Šitas scenos grindis yra šventas, o publika yra pagrindinis partneris aktorius. Myliu jūs visus ir gerbiu. Jūs pagrindinis mano partneris, kiekvieno aktoriaus partneris. Todėl aš ant šitų šventų scenos grindų klaupiuosi prieš jūs, mano žiūrovai. Nemirtinga svaja, tylos ir ramybės nekęs, vienam prieš šimtų stoti kovą, kelius į teisybę suras, mylėti visą amžių šventai, išdrįst, ko kiti neišdrįs, ir eit link žvaigždės tolimiausios, kol plaks neramioji širdis. Nieks neustos žvaigždės man šitos, ji švies man iš tolių ir kvies nuolatos. Teisybės vardan pajėgų negailėti, nors klastingas bus priešas, vis tiek jį palaužt nugalėti. Lyg mirties aš laikysiu šventai savo priesaikos šios. Gal greičiau šiam pasaulį dora ir gerovė užstos. Jei kažkur atsirastų žmogus, kur dėl šios nuostabios ateities keliaut pasiryžtų be baimės, pirmyn link svajonių žvaigždės. – 1954 m. vasario 15 d. LTSR kultūros ministras Gudaitis Guzevičius atleido Miltinį iš vadovo ir vyriausio režisieriaus pareigų.
Tuomet jo darbus tęsė ištikimi mokiniai. Vyriausiojo režisieriaus pareigas perėmė aktoriai Jonas Alekna ir Vaclovas Blėdis. Ir 1959 metais Juozui Miltiniui leista grįžti į teatrą ir vadovauti. Tai buvo šlovingas kūrybinis periodas. Nedidelio sovietinės Lietuvos miesto teatro scenoje buvo pastatyti garsiausi pasaulinės dramaturgijos šedevrai ir Panevėžys tapo išskirtiniu teatrinės traukos centru visoje tuometinėje Sovietų sąjungoje. Originalus ir talentingas, nenuspėjamo charakterio, demoniškos prigimties menininkas ir sparčiai garsėjantį jo vadovaujamą aktorių grupę gerokai sudrebino visą tuometinę teatro aplinką, nepabūgo politinės ir vykdomosios valdžios gniaužtų, o gandas apie panevėžiečio spektaklius pasklido po visą Europą. Teatras išaugo iš marškinėlių ir miestui reikėjo naujo teatro pastato. 1967 metais tuometinėje Lenino, dabar Laisvės aikštėje, iškilo naujas, modernus teatro pastatas. Mes egzistavom senajam Šaulių sąjungos pastate, nelabai pritaikytas buvo teatram, kada Miltiniui, kada leido pasirinkti Venclovą švietimo komisaras tuo metu buvo. Rinkis miestą, reiškia, Miltinį, reiškia, su jo darbo studija Kaune, kuriame niekada nebuvo teatro ir kuris neturi teatrinių tradicijų, reiškia, ne Šiauliai, net ne Telšiai, nes jie turėjo irgi, žinai, ne. Ir Miltinis apvažiavo ir Ukmergėj buvo dar kažkur, jis ir pasirinko Panevėžį, nes atrado pastatą, iš kurio ten kažką tai remontuojant, dar galima įsikurti ir galų gale gyventojų skaičius svarbu buvo. Ir Miltinis pasirinko Panevėžį. Ir po biškį aplipdė tą teatrą, tą sceną patvarkė, kiek ten įmanoma apšvietimą ir kiek metų praegzistavo ir okupacija, karo metai, po karo, spektakliai, augino aktorius. Toliau, kol pradėjo teatras garsėti dar senajam teatre, kur pradėjo plūst minios, autobusų kolonos, bilietų panevėžiečiai negauna, iš Maskvos atvažiuoja, iš Leningrado atvažiuoja, iš Rygos, ten prasidėjo didis, pradėjo aktoriai filmuotis, pradėjo kine, pradėjo kilti Petronaitis, Masiulis, Babkauskas, Banionis, jau kinas pradėjo grėbti čiupt, nes Miltinio mokykla, reiškia, tokia, tikra, skiriasi nuo Stanislavskio ir prancūziško Šarlio Dileno mokyklos ir Stanislavskio kažkiek, bet kad, neperspaudžia, nepervaidina, tas labai kinui tiko, nes kinė, jeigu teatras, tai scena garsiau kalbėti, kad paskutiniai žiūrovai girdėtų ir kai kada papliusuoti, o kine pervaidinta falšą, žinai, natūraliai. O mūsų tokie aktoriai, va tokia mokykla, kad tai už tai labai imdavo, žinai. O kadangi rezultatai iš karto pradėjo kilti, pradėjo kviesti ne tik Lietuvos kiną, pradėjo Maskvos filmai, žodžiu, žvaigždės. Banionis, Tramplinas, dar senajam teatre. Grįžta Banionis iš Rusijos. Vaidina su Smoktunovskiu. Žiūrim, negalim patikėti, kad galim pačiupinėti. Su Smoktunovskiu pačiu vaidina. Buvo beregis automobiliais, ten lietuvių kuniga, kur pinigų. Pamakė, mūsų Banionis su Smoktunovu. Eik, tu, kaip mes visi irgi išdydo, žinai. Paskui nikto nehatėlo umierati, nieks, pasaulinio lygio žvaigždė, žinai. Aš
Aš turiu savo studiją. Ir aš studiją šito teatro, nuo pat įsikūrimo teatro pradžios, dar prieš tai šitos studijos ir buvo šitas sudarytas teatro vadinamas branduolys arba trupė, kolektyvas, kaip sakoma, iš mano mokinių. Ir jie tebėra mano mokiniais, nors jau įdamas į pernę ir pasenę, ir jau arti 60 metų, kai kurie kitą metą bus. Vis tiek aš juos vertinu ir vertindamas net labai galbūt teigiamai, vis tiek tam tikrų požiūrį aš laikau juos savo mokiniais. O visada Miltinis svajojo apie techninės galimybės, kad teatras būtų, kaip čia tą teatrą pastatyti ir taip toliau. O čia buvo dar Chruščiovo laikai, kada visos sąjungos mastu, reiškia, miestas, kuris neturi 100 000 gyventojų, neturi teisės statyti teatro pastatą. O kultūros namus, rūmus galima. Nu ir čia Susniečkaus net žinia, Sikorskis buvo finansų ministras, labai išmintingas ir protingas vyras ir operos mėgėjas, inteligentas. Jis žino, statysim kultūros rūmus. Nu, žodžiu, apgaudinėjo Maskvą. Statė teatrą, bet atseit kultūros rūmus. Prasidėjo projektavimai, darbai, žinojom, kad bus naujas teatras. Dar kur centre, aikštėje, miesto širdį. Stasys Juodekis, kuris vadovavo visai statybai nuo nulio iki premjeros, iki pirmojo spektaklio jau naujoje scenoje. Tai talkos būdavo, mes tenai ir kasdavom, ir kastuvais, ir rinkdavom šiukšlės, ir, žinai, tokias, ir statė po mūsų akise po truputį didžiulis pastatas kyla, žinai. Man jis architektūriškai nėra įdomus, biški tokias tos vitrinos, biški toks gastronomas, autobusų stotys, bet tiek, kad jame funkcionuoti galime. Pastatė tą jau pastatą, viskas, dar reikia išvedžiuoti garsų, žinai, laidus, apšvietimą, akustiką kokią, tai labai svarbu, kad nereiktų duobių, nebūtų ką rėkti, galima pašnipždom pasakyti, o ten girdi, žinai, tas labai svarbu. Ir jau čia jau prieš pat atidarymą, o salė buvo nulakuota tokia, tas medinės auksinė spalva ir lakas, blizgėjo. Jauniam. Jis davė įsakymą viską nutrint su šveičiamu popieriu ir nudažyti pilkai. Niuriai pilkai, reiškia. Miltinio žodžiu, aš atsimenu, kai jis pasakė. Nereikia, čia ne tie laikai, sako, kada būdo teatrus statydavo su balkonais, su lože imperatoriui, ten ponam auksas gipsatur. Nu, dėja, kitokie laikai yra, turi būti. Nieko, tie žiūrovas į salę, net kėdžių apmušalus pilkus irgi, kad nebūtų ryškiai. Tie salė, nėra kur žiūrėti, ten nuobodu. Baltas lubas, pilkas, bet už tai scenai turi būti. Viskas, apšvietimas, visos spalvas, kad susikoncentruoti į altorių, o Miltinio žodžiu. Trynė, dažė pilkai, buvo kas pyko, keikė Miltinį, kad to taip gražu buvo, taip gražiai auksų blizgėjo čia maždaug. Šlovės metai Panevėžio teatre pasiekė tuomet, kai maestro Juozas Miltinis jau buvo perkopęs gerokai per pusšimtį. Tuomet teatro repertuare amerikiuoti spektakliai vėliau daugiau nei 30 metų šlovinę pasauliui Panevėžio vardą. Šekspyro Makbetas, Čechovo Ivanovas, Borcherto Lauke už durų, Sofoklio Edipas karalius ir Strindbergo Mirties šokis bei kiti. Dar iki šiol Algirdas Paulavičius negali patikėti, kad maestro Miltinis tuometiniam 28 metų aktoriui kartu su Donatu Banioniu paskyrė pagrindinį vaidmenį Strindbergo Mirties šokyje. Spektaklis buvo pastatytas 1973 metais. Šiais metais sukanka 40 metų nuo spektaklio pastatymo. O prasidėjo, tai Miltinis antradienį te susirinkime, statysim, draugai, Strindbergo Mirties šokis. Strindbergas yra dramaturgas, yra pasaulinio lygio, taip kaip Čechovas, kaip Šekspyras, kaip graikų didieji, labai sudėtinga pjesė milžiniška, nes yra 2 dalis, o kiekvienoje dalyje dar spektaklis bus 2 dalių ilgas, o personažų nedaug.
Pirmoji daly 3 ir 2 epizodai, antroji daly dar vaikai atsiranda, žodžiu. Taip, draugai. Edgaras, artilerijos karininkas, kapitonas, tvirtovės komendantas, Donatas Banionis ir Algirdas Paulavičius. Už posą, žinai. Kurtas, jų draugas, Bronius Babkauskas ir Algimantas Masiulis. Alisa, Dalia Melėnaitė ir Dana Vidugirytė. Perskaitė, aš tikrai nepatikėjau. Paskui jau Kosmauskas iškabino oficialų raštą, su anglų, kad kas paskirti tiem vaidmenį. Ir prasidėjo repeticijos. Įdomiai repetavom, dirbom, sėdėjau, žiūrėjau, kaip Banionis dirba, stebėjau, kaip jisai atranda viską. Banionis vadėjo, daryk savaip, kaip tu supranti man pastabą. Banionis tada filmavas, aš daug repetavau, reiškia. Kai kurios scenos, reiškia, man nėjo, per jauną žmogiškos aktorinės patirties, dar pirmai gal žmogiškos, 28 vaidinti ir dar Strindbergą, ir pakilti iki jo lygiai, kažkiek nors. Tai supranti. Bet buvo scenas, kur Vilkinis duoda Vilnių Donatui, kad aš geriau, įdomiau ir tiksliau pravedu sceną. Buvo tokių scenikių. Reiškia. Žodžiu, taip. Ir suvaidinau premjerą. Bet išėjo taip, kad aš vaidinau žymiai daugiau negu Donatas. O gastrolės su mirties šokio, ir Maskva 2 kartus, Leningradas, Kijevas, Tbilisis, Jerevanas, Kišiniovas, kur dar mes čia buvom, daug kur pasakė. Žinoma, jau nekalbant apie Lietuvą, Klaipėda, Kaunas, Vilnius, didieji miestai ir Panevėžys. Žiūrovai griūdavo. Prasidėdavo spektaklis 15 valandą, baigdavo 22. Tu tiki, kad aš mirsiu? Ir tu, ir kiti. Tu nebūsi išimtis. Tu negailestingas. Taip. Tu bijai mirties, karučiai ir lysvė. Jeigu tai ne viskas. Daugelis tuo tiki. Ir kas tada? Vieni netikėtumai. Aš taip manau. Bet žmogusgi nieko tikro nežino. Tas ir yra. Todėl reikia būti viskam pasiruošęs. Al nesigi toks naivus, kad tikėtum pragarą. O tu jame gyvendamas netiki? Čia vaizdingas pasakymas. O ne, savąjį pragarą pieši taip realistiškai, kad nebėra jokios perkeltinės prasmės. Kad tu žinotum, kokias kančias aš kenčiu. Fizinis? Ne. Ne fizinės. Tai turbūt dvasinės, nes dar kitokių nebūna. Aš nenoriu mirt! O pirmą norėjai, kad viskam būtų galas. Taip, bet be skausmo. Šitaip nebūna. Ir tai ir yra galas? Jo pradžia. Labanakt. Labanakt. Dabar kažką kitaip vaidintumėt? Taip, dabar kitaip, daug ką. Dėl to, kad aš pats pragyvenau ir infarktus, insultus, netektis, meilę, ir neištikimybę, ir skyrybas, ir žmonos mirtį, ir vaikų gimimą. Suprantant, aš turiu tą... Dar kažkada, kai vaidinau vienas iš paskutiniųjų, reiškia, Blėdis man, jau nebe Miltinis, Blėdis, koreguodavo, ten pastabas duodavo. Aš jau sakau, draugas Blėdis, Mimimas Blėdis.
Aš jau man dėl Grimo net sakau, nebereik man sendis, aš jau tiek metų, kiek Edgaras sakau. Dirbtinių barzdų klijuot, aš natūralią buvau specialiausiai auginęs, reiškia, kad viskas natūraliau būtų. Štai ir liko ta barzda, reiškia, kaip prie tavo, Smiltinis neleisdavo barzdų. Reiškia, auginti ir ilgų plaukų nešiuoti, tam yra grimai, perukai ir taip toliau. Jis teisus. Man dabar Bikšraitis sako, tavo 70-metis, ką nori vaidinti? Sako, nieko nenori vaidinti. Man labai, sako, patiko per 60-metį mylėjai. Man nieko nereikia daryti. Aš sėdėjau scenoje kaip Smetona, žinai, ant tokius baliustrados, o Hebra dirbo. Atvažiavo Kostas Smoriginas Bareikis, Trijulė šitas ir Olegas Dietkovskis, kaip dėjo, 8 gražiausias dainas. Gytis Paškevičius vieną dieną vėlavo į Ameriką, dar baudą mokėjo. Tam, kad galėtų mano jubiliejai sudainuoti mano mylimus 3 romansus ir 4 kolegam. 3 rusiškus romansus. Vienas skirtas man, Gari Maja Zvezda. Antras mano žmonai Irenai Ačerovana Kaldovana. 3 mano tėvams Pastarėlimai Stariki. 4 kolegam lietuvišką, kur ant Kernagio kapą dainavo, reiškia. Kankintojai, žiūrovai kankintojai ir mano darbdaviai, duondavėjai, reiškia. Tai, Hebra net apsiverkė. Kas kart skaudžiau, širdžiai būna, sunku nutraukti slegiančius saitus, bet negaliu sakyti, man šiandien liūdna, nors aš turiu kvatot ir juokinti kitus. Aš eidavau per sceną, lyg per stiklą, save nuvalinęs gal gulbės tai gismė, kaip sniegas, kaip žolė, man viskas tikra. Pro ašaras jokiaus šviesų žaisime, tos būsenos jums neišduotų pirštai, to niekas nespėtų iš akių. Aš nuolat atsinaujinu ir mirštu, švaistausi sąmoju, o pats verkiu. Save išdalinau, aistra norėjau, jau nieko nebegalima atminti. Štai toks aš be perukų ir be grimo, raukšlėtų veidą ir liūdnom akim. Atleiskite man, gerbiami žiūrovai, kankintojai ir mano duondavėjai. Daugiau jums niekad nebereiks teatrinių žiūrovų. Spektaklis baigtas. Rūbinėn guvėjai. Visko buvo. Norėjau bėgti laukais, neatsigręždamas ir keikiau ir iš tikrųjų tai ne, nes pragyvenau, nenuobodžiai gyvenau. Ir dėka tos profesijos labai daug pamačiau, labai daug sužinojau kaip žmogus ir sutikau labai daug
žmonių. Nu, didžiausias mano turtas tai sutikti žmonės. Niekas, knygos man brangu, mano artimieji, bet tie žmonės, kuriuos sutikau, tai yra, o sutikau tikrai daug. Ir rašytojų, ir žurnalistų, ir dailininkų, ir sportininkų, ir kolegų aktorių, įvairių tautybių. Ir o čia turtas, čia yra laimė. Tai va šitai panašiai. Kaip tam anekdote. Sako, išeisiu į pensiją, atsisėsiu į supamą krėslą, į 3 mėnesius nieko nedarysiu ir sėdėsiu. Sako, a paskui pradėsiu suptis. Tai dar žiūriu, kad nėra kada suptis. Nėra tų 3 mėnesių, ne? Nu, dar neišėjau oficialiai į pensiją. Niekas neleidžia. Žinai, nežinau, kaip čia bus, nenoriu spėlioti. Matysim, vis tiek, net jeigu aš ir išeisiu iš teatro ir greitai, vis tiek man ne tas pats, kas bus su to teatru, kas bus su jo žmonėm. Nes tai yra mano teatras, aš atidaviau gyvenimą, aš 50 metų tam teatre. Ir verkiau, ir juokiausi, ir džiaugiau, ir buvo ir laimėjimų, ir pralaimėjimų, visko buvo, kaip ir žmogus. Ir duobių, ir klaidų, ir vėlgi kažkokio labai sėkmingų dalykų, žiūrovų meilė. Didžiulė, į tebe jaučiu ir skambina, jeigu kas sužinojo Jėzus į tas ligonines. Tikrai, tai man ne tas pats, kas bus su Miltinio dramos teatru Panevėžyje. Man noris, kad jis klestėtų, man noris, kad tai būtų geri spektakliai, man noris, kad žiūrovai šitą teatrą lankytų, kad aktoriai turėtų darbo ir kad sėkmingai pavyktų kurti tos personažus, kad įdomi režisūra būtų, kad man ne tas pats, sakau, tai man labai brangu. Niekad nejaučiau pavydo juodo, baltą pavydą esu jautęs ne kartą, kodėl aš taip negaliu. Ot norėčiau suvaidinti kaip tas mano kolega, velnia, kaip jis gerai dirba. O šitaip reikia dirbti. Tokio pavydo jutau. A juodo neturėjau. Niekada. Ir niekam. Ačiū Dievui. Ačiū tėvui, ačiū Miltiniui, ačiū mano moteriai. Ačiū mano vaikam. Šiandien viskas. Jūs žiūrėjote laidą Panevėžio kino metraštis. Susitiksime sekantį ketvirtadienį 18 val. Ir atversime naujus istorijos puslapius. Ačiū už dėmesį ir iki pasimatymo.